Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas. Jūs pas mane svečiuose, va, pas Persikus. Reiškisi, buvo čia kažkokių trukdžių, buvo uždingus paskyra, lemba, kurie filmai neįsaugoti. Buvo vieni iš pirmųjų, ten kažkiek tai dingo tų filmų. Reiškiasi, paskutintas filmas dingo, tai čia, kaip sakyt, verslininkam tik į naudą, kur apie pavojų dėl neskėpintų paukščių sakiau, tai, yra kaip yra. Reiškiasi, negrįšim prie tos temos, nelosim be reikalo. Va mano persimonai, aš jau pradedu pasiruošimą perėjimą, aišku, ne su šitais daug dievė įsiaiškint, kur patinai, kur patelės dar, nes jau žmonės skambina, sako, gal pamiršai ar apgavai. Ne, kaip matot, jų nesumažėjo, viskas čia yra, tik laukiam, kada jie. Tai va, pradedu savo epopėją, po biškį ruošti paukščius, aišku, kitiems balandininkams dar anksti galvot, nes pas juos ir dabar peri dar paukščiai, bet aš jau, kaip žinot, neperiu nuo seniai, kaip kurie iš vis neperėjo. Tai va, tai dabar jau duodu vaistus, profilaktiškai, kaip matot, visi šustri, nagli, nieko čia jie, kaip sakyt, neserga, nieko, jiems nėra, vadoda skraido. Bet dar be to, kad žiūrėkit kokie orai, tai labai drėgna, labai palankus laikotarpis veistis bakterijom, virusams. Tai va, tai aš prasigirdau, kaip kiekvienais metais ne kartą esu sakęs, kad kas mėnesį ką aš girdau. Reiškiasi, daugiau reklamuoti čia nieko nereklamuosiu, jokių vaistų. Kaip sakyt, kam bus įdomu, pasiskambinti, viskas individualiai. Kaip sakyt, negaišiu savo laiko ir gaušinsiu burnos. Kam reikia, tai žino, o kam nereikia, tai ir nereikia. Tai va, tai paukštukai, kaip matot, geram stovi, labai geram stovi, duoda lesą, jie čia aktyvus, reikės dar savaitgalį būdas valytis. Griūna ant nosies, ėst labai nori ėsti. Tai va, taip kad mes jau, kaip sakyt, su viltim į perėjimą žiūrim. Aišku, dar čia pasiruošimas, nes jeigu pas jumi paukščiai dar neįsišėrė, perėti dar jums anksti reikia dabar, kaip sakyt, čart paukščius gerai, sočiai, be jokių normų. Paukščiai turi taip lesti daug ir, kaip sakyt, įvairiapusišką lesalą. Tai va, mes ką ir darom. Tai va, persimonai irgi gauna savo porciją vaistų. Reiškiasi, vietoj profilaktikos 5-7 dienos, ne 3, ne 2 ten. Tai va, visi pragirdomi. Praeisime visus kursus. Salmonelą girdysim irgi. Reiškiasi, perinčias sporas, kurios bus patinus patelės. Taigi vėlgi 14 dienų. Po togi visi tarpai, antibiotiniai, probiotikai, vitaminai ir taip viskas. Kaip ir visada, kas žiūri mane matė, girdėjo, žino ir
ir jau žino mano procedūras ir visa kita. Tai va, o taip viskas gerai, viskas tu šaunu. Dar kaip tik tam tarpe prasivakcinuosiu. Papildomai grįš vakcina. Prasivakcinuosiu ir žmonėm dar užsakymus atiduosiu. Tai va, taip kad ruošiamės mes. Judam, krūtam, nemiegam, neatsipalaiduojam, nėr kada. Nors ir patiems nėr kada. Bėgi, kliūni, bėgi ir vėl bėgi. Bet nieko nepadarysi. Nereik, eik atsigerk, ne. Kriuksėjas, eik atsigerk, bijo čia mane. Kad spirsiu į užpakalį ir uždarysiu jį. Tai va, mažai čia su jais taip stovi, žiūriu, apsižiūriu, kad jie sveiki, gyvi, nieko netrūksta, gauna lest, viską gerai, jeigu savaitgalį nelis, išleisiu į lauką, įsivalysiu skyrių, nes šiaip nelabai galėsiu leisti, jeigu lis, bus balų, gers. Baluose norėsiu daug maudytis, bet kažkur jau maždaug taip ir bus. Jau 5-6 dienos, tai normalu bus jau pragirdyta. Krepsi maudytis norės, tai duosim biškį pasimaudyti, pasipliuškenti. Tai va, daug nepliurpsiu, daug nekalbėsiu. Tokį trumpą video, nesakau, buvo čia kariavau su YouTube'u už tą paskyrą užlinkusią. Blemba ir neįsaugota ir... Nu, nieko, filmų prikursim, čia nieko baisaus, bet mažiau dabar filmuosim. Gal dėsiu tik trumpus video, kaip trepsiukai vaikšto po žolę su muzikėlė, taip kad daug čia galvų nekvaršinsiu. Reiškiasi, jums neįdomu gal, tai pasiklausysiu muziką ir pasivaikščiosim po žolę. Taip kad ką, nu visiems sėkmės. Jo, kas mūgė eilėse nestovės, atvažiuos pasiimti pašarius, lauksim turgui. Taip kad iki.